apie jūsų asmeninius santykius pasižiūrėkim, kokiagi pagrindinė tema poros santykiai, meilės santykiai. Tai matosi, kad tai yra žiedas. Tai reiškia pagrindinė tokia mintis apie tai, kad jūsų santykiai yra vertingi, kad galbūt jūs ir kviečiami į kažkokią rutiną, kad tai tokį lyg savotišką stabilumą, jums saugumą duotų, kažkam tai ir toksai metas ir žinutė kažkaip įteisinti tos santykius, galbūt kažkas ir laukia vestuvių. Taigi įvairūs tokie dalykai matosi, bet kad tai yra vertinga, tai yra brangu, brangintina. Ir pasižiūrėkim, kągi taro apie santykius jūsų. Kad tikrai 10 taurių, taigi vertingi tokie santykiai, toksai noras turėti tą stabilią šeimą ir vaikų, toksai noras, troškimas. Ir tokia žinutė, kad atkreipti dėmesį į tai, kad vis dėlto tai yra svarbi jūsų gyvenimo sritis, kad suteiks daug džiaugsmo, tas toksai stabilumas ir kad jūs eikit tai užtikrintai, o kurgi jums eiti, tai iš širdies atvėrimą matosi, kad jeigu norit jūs tokių gražių, stabilių meilės santykių, tai toks kvietimas atverti širdį, daugiau jausmingumą, sušilti, išreikšti jausmus. Ir kaip jums tai daryti, tai matosi net kasdien tai daryti. Parodyti dėmesį, galbūt su šypsena pasisveikinti, labas rytas, su šypsena palinkėti labos nakties ir dienos metu siųsti žinutes, palaikymą, daryti siurprizus, dovanas, taigi taip visada jums patarė.